Labas rytas, mėlyjei. e, visai patiko po paskutinio mano postinto reelso, visai patiko pasidalinti savo mintimis su jumis apie kažkokius išgyvenimus, apie kažkokias mintis. Ir manau, šitaip mes galime vienas kitą įkvėpti. Ir taip vakar vakare atėjo tokia mintis, galvoju, jeigu išmiegosiu rytoj ryte anksčiau, kadangi šiandien atsigulsiu anksčiau, ir pajausiu, kad noriu pasidalinti ir pasidalinsiu. Senokai galvojau apie tą tokią mintį, kad tai, kuo aš išgyvenu, aš manau, kad yra ir daugiau žmonių, kurie panašius dalykus išgyvena. Tai galbūt mano tos pasidalintos mintis kažką įkvėps taip pat, kažką tai nuveikti gražaus, kažką tai gero, kažkokias padaryti permainas savo gyvenime, kažką tai nuveikti dėl kitų ir pirmiausia dėl savęs. Tai kažkada buvau perskaitęs tokius žodžius, kad lengviausias būdas nuspėti savo ateitį yra susikurti ją. Ir iš tikrųjų, kai mes pradedam domėtis truputėlį informaciją kažkokią, tai mes randam daug dalykų, kurie... Oi, bitutė nori irgi medaus, nes dabar geriu rytinę kavytę ir valgau žmonelės iškeptą sūrį su medum ir dalinuosi su jumis savo mintimis. Tai kaip ir sakiau, lengviausias būdas nuspėti savo ateitį yra ją susikurti. Kaip kuriu aš savo ateitį, kaip atrandu geras emocijas, kaip pasikeliu savo nuotaiką, kaip gaunu daug gerų emocijų, kaip pasikraunu dienai, kaip pradedu dieną. Tai vėl nebereikalo tie žodžiai tokie, lengviausias būdas nuspėti savo ateitį yra ją susikurti. Kiekvieną rytą aš palinkiu savo žmonėms, savo nuostabiems draugams, giminaičiams ar šiaip artimiems žmonėms, palinkiu labo ryto, parašau žinutę, padovanoju gerą emociją, padovanoju dalelę savo rytinio džiaugsmo, savo kažkokio išgyvenimo tokio, kad šiandienos rytas jau prasidėjo, diena bus graži ir dabar labai graži diena, manau, kad matosi, saulytė jau kyla po truputį ir aš parašau labas rytas, pasisveikinu, diena prasidėjo, linkiu geros dienos ar gražaus savaitgalio ir aš gaunu atgal krūvas žinučių, kad jie taip pat nori palinkėti kažkam labo ryto. Gal tik tai žmonės nėra pratę to daryti, ypatingai šios dienos aktualijose, kai visi skuba, visi eina, visi greitai bėga, reikia kažkur skubėti, kažkas kažkur, tai viskas čia reikia dirbti, uždirbti, paskiau vis tiek tas galutinis taškas ir tu niekur nenubėgai. Tai dėl to mano šio ryto toksai palinkėjimas jums būtų: susikurkite savo ateitį tokią, kokią norite. Palinkėkite kitiems žmonėms to, ko patys norėtumėte gauti.
Nei daugiau, nei mažiau. Atsiminkite, kad tai, ką duosite kitiems, visą tai gausite atgal. Tai linkiu labai gražios dienelės, atsigerti skanios kavelės, suvalgyti savo mėgstamą pusrytuką ir džiaugtis gyvenimu. Gražios visiems dienelės.